susirinko. Elektrinė tenai statys aukščiau mūsų malūno. Man vis vien. Ką tu sakai? Aš sakau, kad niekada šitaip nebuvo, kad lietuviai, latviai ir baltarusiai kinkytų vieną vežimą. Mes skirtingi. Ką? Nulip žemyn, sakau. Girdi? Aš tau ne vaikėzas, kad riekaučiau. Ar pameni senio Ivaniuto sūnų iš Baltarusių kolūkio? Kada jisai bėgiojo basas, apdriskęs, paskui išsiuntė jį kažkur mokytis. O dabar jis viršininkas, statybos viršininkas. Kai tavo senelis nupirko malūną... Nepamenu. Ko nepameni? Alėsiaus Ivaniutos. Gerai. Eime namo. Tik tai žiūrėk, nesugalvok nubėgti tenai. Girdi? Girdžiu. Jokių abejonių nėra. Mes pastatysim tarp kolūkinę elektrinę savomis rankomis. Ir elektrinės statybai vadovaus taip pat savas žmogus. Iš Baltarusių kolūkio Alėsis Ivaniuta. Čia. Taip. Garbės žodis? Gerai. Tik naktų nemiegojau. Vis svarščiau. Šitiek paskaitų išklausiau, laikraštį įskaičiau. Elektrifikacija, elektrifikacija. Ui, štai kas jį. Neregėta jėga. Viską jinai gali, mašinas sukti, motorus. Suprato, net jisai suprato. Suprato. O moterims čiagi visiška laimė. Tu sakai laimė? O kaipgi? Na taip. O kodėl laimė draugė su nelaimė vaikšto? Kodėl? Vėl tu savo, Onutė. Argi tau vis dar neaišku? Man viskas aišku ir dirbsiu neblogiau už kitus. O kodėl pievas reikia užliet? Ne jokai? Ir kam kolūkiečių namus reikia nukelti? Jūs turite suprasti, Vasilienė, kartais ištisus kaimus užlieja, o pas mus ne bet kokia elektrinė. Tai bus mūsų tautų draugystės paminklas. Protu aš suprantu, protu, bet ne širdimi. Nejaugi nėra kitos išeities, kad be aukų. Kokios išeities tau reikia? Viskas apgalvota, ištirta, apsvarstyta ir vienbalsiai priimta. Nesakyk. Ir prieš balsavo. Nebėra kitos išeities. Nėra. Sveiki, gyvi draugai. Sveiki. Pagalavau, atleiskit. Mieste užtrukau, na ir čia teko pėsčiom tapsėti. O mes tavęs mitingui laukim. Patsai kaltas. Na tiek to. Dabar susipažink su žmonėmis. Mane pažįsti, aš tave irgi. O štai čia Meškelis, lietuvių kolūkio pirmininkas, vadovauja visam reikalui,
tarp kolūkinės tarybos pirmininkas, taigi... Tai aš to iš balso supratau. Dabar jau jūs būsit vadovas. Komanduokite. Kasparas Krūminis, naujas Latvių kolūkio pirmininkas. Labai malonu. Buvęs partizanas, organizuoti sugeba. O štai čia mūsų svarbiausias žmogus Vasilienė. Būsimosios valgyklos ir virtuvės viršininkė. Tą reikalą greit sutvarkysim. Labadiena. Išaugot, suvyriškėjot. Jūs čia ginčijotės kažko? Įdomu sužinot apie ką. Ne, šiaip savo visokios tuščios kalbos. Štai čia stalas. Sėskite, draugas viršininkė. Ir komanduok. O vis tik tai įdomu žinot, apie ką jūs čia ginčijotės? Sveikas atvykęs, draugas viršininkė. Sveikas, Jonai. Ten mūsų vaikinai domisi, kada darbą pradedame. Rytoj 7. Žiūrėk, kad mūsiškiai būtų pirmieji. Stau! Ko sustojom? Kas ten tokie? Kas atsitiko? Pavėlavom. Suviniok transparantą. Latviai mus aplenkė. Eime. Žiūrėk. Nieko neišeis ta Angelė. O gal pamėginsim, a? Gerai. Angelė, būk nors kartą žmogumi. Duok vežimą. Na paskolink, argi tau gaila? Paskolink. Mes žinom, kad už tai tau klius nuo tėvo. Bet tu greitai sugrįši. Ką čia su jie ir kalbėti? Palikite ją. Sveikas, viršininkė. Sveiki. Matai, net Paškevičiaus duktė atvažiavo. Kieno? Mūsų malūnininko. Tamsų žmogelis ir duktė tokia pat. Tu šauni, Angelė. Dėkui. Gali važiuot! Važiuok tiesiai namo! Kur mums stoti, draugas viršininkė? Iš vienos pusės žygios ekskavatorius, o iš kitos mes. Na, kas kuri? Teisingai. Na, eime, pradėsim. Sakau tau, kol dar kojų neištiesei.
Sustok, sakau tau. Kur žmonės? Į namus išlakstė. Pietauti. O ta ir pati neėda, ir kitiems neduoda. O kodėl jūs neėjot pietauti? Ar šventa dvasia soti? Aš tave kur siunčiau? Kur maišai? Kur arklys? Šalin iš čia! Eime. Ko jūs norite iš jos? Jinai čia darbą dirba, o jūs? Palikite mus. O šitos aš nemačiau. Partizaniška? Taip. Kaip tik prieš mano paskutinį mūšį. Nieko, Austram. Kur nors turi būti vaistų nuo šitos tavo ligos. Vakar 3 Respublikų kolūkiečiai pradėjo tarp kolūkinės elektrinės statybą ant Ilgojo ežero. Žmonės dirbo nuo ryto lygi vėlaus vakaro. Kolūkiečius apėmęs nepaprastas entuziazmas. Žemės ūkio mašinų gamykloje pradėjo. Jau antrą kartą skaito. O kas sugalvojo? Pats Alėsis Ivaniūta. Specialiai prie telefono bėgiojo. Kol bėgiojo dėl savo garbės, žmonės išsivaikščiojo. Vaikėzas. Galva apsisuko. O ir mažas toksai buvo užsidegęs, viską pamirštavo. Tokius mūsų lietuviškoje divizijoje vieton pastatydavo. Tai tu ir pastatyk. Ir pastatysiu. Galima? Pavėlavau. Prašau atleisti. Sėskis, draugė inžinierio. Aš neturiu laiko sėdėti. Aš statybininkas, o ne muzikantas su bajanu. Statyba tai mane šokiai ir žaidimai. Norim ateinam, norim išeinam. Mums reikia kuo greičiau baigt statyti bendrabutį ir virtuvę. Vieną. Dar reikia darbininkų, kurie tenai gyventų ir dirbtų. 2. Aš turiu tik vieną klausimą. Jūs dar duosite žmonių, ar ne? Kolūkiuose inžinierių yra savų darbų. O kiek tau dar reikia? Štai. 60 žmonių. Tai kaip čia išeina? Po 20 žmonių iš kiekvieno? Na kągi, aš duodu savo 10 žmonių, o kitus jūs pasidalinkit. Pas jūs daugiau žmonių. Gerai, aš 15. Susitarėme? Na, man metas eiti. Visą. Ne, tu palauk. Kaipgi čia dabar išeina? Rudako 10, tavo 15, o aš turiu duoti 35? Na? Ką na? Aš pats daugiau 10 duoti negaliu. Na tada ir aš 10. Na ir puiku. Visi po lygiai. Ne, taip nieko nebus. Na kągi, teks išspręsti kitoj vietoj. Aš toliau neįsiu. Bijaisi. Tėvas neleidžia. Na kągi. Viso gero. O, vyručiai, kaip čia vietos?
stovėkit. Lietuviai eina. Gera trobelė, a? Palauk, nekalbėk pirmą laiką. Latvija jau čia. Nieko. Visiems pinigų. Pažiūrėsim, kaip gyvena. Žinoma, kad gerai. O, gražu čia, a? Gėdykis, visą kelią tu mane kankini savo pamokslais. Aš žinau, kad tau nė truputėlio negaila manęs. Man labai gaila tave, Zosy. Dabar tu nebeturėsi iš ko tyčiotis. O aš kiekvieną dieną ateidinėsiu pas tave, kad tu nepamirštumei, jog tu turi sužadėtinę su charakteriu. Oi, pamiršau. Man reikia bėgti namo. Ei, Jonai, eik šian! Mes tau pačią geriausią vietą palikome. Imk. Štai, gera vieta. Čia saulėta. O, kur kelelį tolimas, kur tu šauki, kur tu vedi. Jau nebegrįž, bernelis mylimos, ko tu širdė, ko tu liūdė. Jau tai kėdį, visiems nuotaiką sugadinti savo užpiltom akim. Viskas, mama, viskas. O tu, Kuzima, pasuk ienas atgalios ir keliauk savo. Draugas Rudakai, nežudykite. Pirmą kartą iš gimtųjų namų išvykau. Ir pasigėrėk. Persiskiriau su tamsia praeitimi. O kas su tavim va tokiu drauge gyvent panorės? Kvaila galva. Brolyčiai, esgi šavaika. Nepažinot, draugai! Duokite jį man. Ačiū, drauguži. Tiek to. Eime. Draugas Ivaniuta, kas čia darosi? Pirmininkas atgal mus atsiėmo. Koksai pirmininkas? Miškelis. Kas yra, dėdė Jozai? Taigi aš sakiau, inžinieriau. Tu nenorėjai klausyti. Na gerai, aš klausau. Tegul ir jie pasiklauso. Tu juk žinai, pagal projektą mūsų pievas užlies. O ten troba. Perkelti nėra kam. Viską žinau. Žinau, kad keletą namų reikia perkelti. Na tai žinoma, nemalonu. Labai nemalonu, bet dabar supraskite, mums ne tai rūpi. Žinoma, dėdė Juozai. 10 kartų perkelt suspėsim. Kiek kartų apie tai jau kalbėta? Faktas. Bet juk ten našlė su vaiku. Paklausykit, šitą namą jūs visada suspėsite perkelti. O pas mus statybų ir taip žmonių neužtenka. Na, jūs patys žinote. Pietaukite. O man į rajoną reikia nuvažiuoti. Sakyk man tiesą, teta Vasilienė, ar tu pati sutikai būti pas juos vyrėje? Žinoma, kad pati. Ir ne pas juos, o pas mus. Tėvas netiki. O tu? Nežinau.
O kiek žmonių pametė savo šeimas, namus, svetimi žmonės. Visi susimaišė. Vadinasi, nesvetimi. Nežinau. Statybos viršininkas Ivaniuta. Baltarusis atvyko statyti ir latviams, ir mums lietuviams. Kalba, kad jis nori pievas užtvindyti. Pievas ne baltarusių, o lietuvių. Taip reikia. Važiuoju rajonan. Prisiminiau, kad jums reikėjo kažką parvežti. Taip, taip. Aš to jau jums atnešiu reikalingų valgyklai daiktų sąrašą. Užeikite į kambarį. Labą dieną. Jūs vis pykstate ant manęs. Aš nemaniau jūsų įžeisti tada, pirmąją dieną. Patikėkite. Aš norėjau, kad jūs pas mus dirbtumėt. Aš? O kam jums tai? Štai prašau. Gerai būtų, jeigu jums pavyktų gauti. Pasistengsiu. Viso gero. Galima. Sveiki. Priimkite pakeleivingą. Na ir papuoliau, garbės žodis. Na ir papuoliau. Štai tau ir remontas. Dėdė Ivaniuta, aš jūs to jau pažinau. Duok draugui viršininkui. Tegu prisidengia. Ne, dėkui. Aš ir tai pralauksiu. Seniai remontą pradėjo. Neseniai. Kai jūs liepėte, tai ir pradėjo remontą. Aš? Čia ežeras bus, o mūsų namą perkels į kitą vietą. Dėduliai, šiandien sausa. Dvejukė. Sakiau, statykit dvejukė. Kurį meškelis prašė atleisti iš statybos? Aš laukiu. Suraskite savo pirmininką ir pasakykite jam, kad aš jūs atleidau. Kaip kitaip, draugas viršininkas? Eikite. Jis čia. Užeikite. Aš klausiu, kas čia darosi. Jisai atrodo miega, draugai. Aš nemiegu. Aš prašiau tave dailydžių. Tu atsakei kategoriškai. Aš sutikau. O paskui tu dailydės pats atsiuntei. Ir vėl kategoriškai. Kodėl? Aš tave klausiu, kodėl? Alicija, reikia atsakyti, mes taip pat norime suprasti. Ten žmonės mirksta lietuje. Sodybą reikia atstatyti. Girdėjot? Koksai gudruolis. Tai jam griauk, tai jam vėl atstatyk sodybą. Iš tikrųjų, kodėl atstatyti sodybą? Vis vien reikės nukelti. Ar apie tai tu nepagalvojai? Galvoti reikia. Nešaukit, aš nemiegu. Aš galvoju. Galvoju nuo pirmos statybos dienos. Aš pamenu tą kolūkiečių ginčą, mano atvykimo dieną. Aš ne tik tai stačiau,
10-20 kartų viską aplink apėjau. Kalbėjau su žmonėmis. Ištisas naktis nemiegojau. Galvoju. Nebeturiu daugiau jėgų. Aš negaliu toliau statyti. Negalima šitaip statyti. Kaip kitaip? Vosilienis prisiklausė. Mes statom ne užtvanką, o perkūną žino. Ką? Švaistom valstybės pinigus. Užliejam savo pačių pievas. Pridarom žmonėms bėdos. Ne, negaliu. Tai kągi tu pasiūlysi? Sustabdyti statybą? Ne. Kitos išeities nėra. Tu inžinierius, o ne vėtrungė ant stogo. Galiau, negaliau. Tu turi statyti. Aišku. Išeitis turi būti. Štai čia ežeras. O čia upė. Kurgi teka šita upė? Į kitą ežerą, va čia teka žemiau. Aš viską patikrinau. Šitoj vietoj vandens spaudimas žymiai didesnis. Elektrinę reikia statyti čia. Keistuolis. Juk ten malūnas. Geras, senas Paškevičiaus malūnas. Aišku. Jeigu ne malūnas, mes patys susivoktume ir be tavo postrinkavimų. Malūną reikia sprogdinti. Na, laimingai. Neturiu laiko čia su jumis. Niekai susiminti. Sprogdinti. Supraskite. Čia vandens spaudimas 2 kartus didesnis. Vietovės reljefas toksai, kad jokių pievų neapsems. Ir namų neužlies. O tu įsitikinė šito? O malūnas? Tai tau tik nusispjaut? Ne, tu pirmiau ką nors pastatyk, a jau paskui sprogdink. Palauk, Meškelį, reikia išklausyti. Kalbėk, galėsi. Supraskite, draugas Meškelį. Tai pati tikriausiai išeitis. Malūną jūs pastatysit naują, elektrinį. O šitas perkarčias griozdas neišnaudoja nei pusės visos vandens energijos. Stūkso, gyvent trukdo. Ką? Mūsų malūnas gyvent trukdo. Na, pakaks man. Nu taip negalima. Išklausyti reikia ir apsvarstyti. Jūs ką, juokitės iš manęs. O samata? Viskas apskaičiuota. Samata sudaryta visai statybai. Kas dabar? Viskas iš naujo? Tai ir pasitarkim. O Paškevičius? Kasgi ranką išdrįs pakelt prieš malūną? Prieš senioką? Ir tai apgalvoti reikia. Sėskitės, draugai. Jūs. Palaukite. Neikite, prašau. Jūs man labai reikalinga šiandien, dabar. Aš čia stovėjau ir laukiau jūsų. Ir jeigu jūs neateitumėte, aš pats eičiau jūsų ieškoti. Dabar viską pasakysiu jums. Norite? Ką? Aš prašau jūs, išklausykite mane. Tai juk liečia ir jūs, Angelė. Mane? Taip, suprantate, aš sugebėjau daugiau negu statyti tarp kolūkinę HES. Mano kišenėje diplomas su pagirimu, tačiau aš pats pasiprašiau pas jūs. Netikite, pats. Aš maniau, aš nepaprastą elektrinę pastatysiu. Trauk balatą elektrinę galų gale. Aš maniau, laimę žmonėms atnešiu. Aš norėjau šviesos, naujos šviesos. O kasgi išeina? Išeina, kad jei trokšti atnešti žmonėms laimę, reikia sugriauti tai, kas iš seno jiems brangu. Bet aš būtinai privalau tai padaryti, Angelė. Ir aš taip norėčiau, kad jūs teisingai suprastumėt mane. Aš negaliu pasielgti kitaip. O tai labai svarbu. Aš atvykau pas jūs, kad suteikčiau šviesą, džiaugsmą, laimę. Jeigu aš galėčiau rasti kokią nors kitą išeitį, bet jos nėra.
Gražiai jūs pasakėte, kad žmonėms reikia suteikti tik tai džiaugsmą. O jų kada stato, visada kažką griauna. Žemelė. Ir tai gėlės žūsta. Vadinasi, taip reikia. Reikia. Štai jūs kokia. Ir tai kalbat rimtai? Taip. Sakykit, Angelė, ar jums brangu šitas malūnas? Taip labai. O jums patinka? Patinka. Labai patinka. Tai nepaprastas malūnas. Čia jau daugelį metų ateina įsimylėję. Dar mūsų seneliai lankydavosi. Ir ne tik mūsų, ir jūsų. Tik pažiūrėkite. Matote, čia visi rastai išrašyti. Latviškai, baltarusiškai ir lietuviškai. Ir visur vienodai, 3 žodžiai. Aš myliu tave. Aš visus šitos užrašus mintinai žinau. Visa mano vaikystė prabėgo malūne. Kartais aš kalbuosi su juo, kartu pati su savimi. Man net atrodo, kad aš ir malūnas ir aš tai viena. Ir jeigu man skaudu, jam skaudu. Nuostabu. Kas nuostabu? Net nežinau, kaip čia jums pasakyti. Tai visai kitas pasaulis. Tai mano pasaulis. Mano. Žiūrėkite, koksai baisus šešėlis. Jisai juda, slenka. Jums baisu? Ne. O jums? Žinote, man atrodo, kad aš jau pergyvenau visą tai. Seniai. Ir jūs taip pat sėdėjot. Ir šikšnosparniai šnarėjo ir plasnojo sparnais. Štai taip. Koks jūs juokingas. Todėl, kad viskas paslaptinga ir stebuklinga. Kaip pasakoja. Ir šitas vakaras, ir šitas senas malūnas. Ir jūs. Ir aš? Todėl ir žavinga viskas. Kad jūs čia. Ir kad jūs tokia. Kokia? Nuostabi. Ir tai iš pasakos? Ne. Tėte, tu žinai, kas pas mus atėjo? Ivaniuta. Pamenu, va toksai bėgiodavai. Ir tavo tėvą pamenu, visus pamenu. Visi čia suvažiuodavo, sueidavo. Tokia vieta buvo malūnas. Čia dar kadaise sukilėliai nuo caro kariuomenės slapstėsi. Va čia.
po šito stogu. Taip, malūnas. Štai ir tu neiškentėjai, atėjai. Iki pasimatymų. Iki pasimatymo. Vėlu. Eik namo. Atleiskit man! Labanakt! Reikia sugriauti tai, kas jums iš seno brangu. Aš negaliu pasielgti kitaip. Aš atvykau čia norėdamas suteikti šviesą, džiaugsmą, laimę. Suteikti šviesą, džiaugsmą, laimę. Dukrėlė! Štai! Paimk dar! Kad nebūtų nuobodu! Nieko negirdžiu! Eik čia! Angelė! Ar tu girdėjai? Oi, ne Jėzus Marija, tu dar nespėjai nieko sužinoti. Žinai, tu čia sėdė ir nieko nežinai. O ten jau nutarė. Viską kaip reikiant nutarė. Ką nutarė? Jūsų malūnai padangės išsprogdinti. Ne. Ne. A tu čia mali mergiotė. Meluoji. Kas nutarė? Ivaniuta. Tai gerai sugalvojote, draugas viršininkė. Puikiai. Atvirai kalbant, į jūs visi kreivai žiūrėjo. Atvažiavo. Ir svetimas pievas užliejo. O dabar patikėjo. Patenkinti. Palaukite, vyručiai, na ko jūs paskui mane sekiojat? Kaip tai? Įdomu, kaip naujoje vietoje dirbsime, kaip žmonės paskirstysit, kaip... Na, palaukite. Dar ne viskas galutinai nuspręsta, ne viskas aišku. Kas nenuspręsta? Kas neaišku? Gerai, eikite, vyručiai, mes čia patys susitvarkysime. Mes tik tai norėjome išaiškinti. Eikite, aš tuoj ateisiu. Eikite. Jūs laimėjote, draugas viršininkė. Ką? Viskas nuspręsta, pasirašyta, patvirtinta. Štai, parašai, antspaudas, data. 3 birželio 1955 metai. Sveikinu.
Kas jums? Atrodo, nesidžiaugiat? Taip. O senojo malūno dar gailėsis. Kai kas. Sveikas, Petrai. Atėjau su tavim pasikalbėti. Nepasikalbėt, sprogdinti atėjai. Tai sprogdink, tu šeimininkas. Visi mes dabar šeimininkai. Ir jis, ir tu, ir aš. Ir tu, ir jis, ir aš. Ar tu žinai, koksai buvo šitas malūnas, kai mano senelis nupirko jį? Griuvėsiai. Senelis jį įrenginėjo visą gyvenimą ir nebaigė. Mano tėvui prisakė ir tėvas nebaigė. Ir visą savo gyvenimą įrenginėjau šitą malūną aš. Kiekvienas kuolas čia įkaltas senelio, tėvo ir štai šitomis rankomis. Ir šitomis rankomis aš jį pats perdaviau liaudžiai. 3 kartų gyvenimą. Ir dabar norit sprogdinti? Ne. O tu manai, kad man jis nebrangus? Aš pats juk irgi išaugau prie malūno. Ir dirbau čia. Aš pats labai norėčiau išsaugoti jį. Bet kaip nesisuk, kaip negalvok, Petrai, o išsaugoti pievas, kolūkiečių namus daug naudingiau, negu išsaugoti mūsų malūną. Senoje vietoje prie ežero mes darbus sustabdėme. Dabar reikia pradėti čia. Aš sustabdžiau darbą senoje vietoje ir negaliu pradėti naujoje. Man nepakanka žmonių, o laikas vis bėga. Mes nesuspėsim pastatyti užtvankos iki polaidžio, kuris sugriaus viską, ką pastatysim. Aš bejėgis, bet pasakyti apie tai aš niekam negaliu. Galbūt vien tik tai jums, todėl kad žinau, jūs niekam nesakysit. Aš viską patikrinau. Ir ne vieną kartą. Ir ne 5 kartų. Taip, aš jaunas, neprityręs. Bet pripažinti savo bejėgiškumą. Ne, negaliu. Kaipgi taip? Jūsgi kalbėjot tada prie malūno.
Jūs. O dabar sprogdint? Kiek gražių žodžių pasakėte. Viską pamiršot. Eich, draugas viršininkė. Angelė! Angelė, prašau jūs. Supraskite. Neverkite. Juk aš jums nieko tokio nežadėjau. Na tai gerai. Jeigu taip, tai aš pasakysiu. Aš nesprogdinsiu malūno. Aš jo nesprogdinsiu. Girdite? Ir kodėlgi aš jums tai pasakiau? Juk aš tik vienam žmogui apie tai kalbėjau. O todėl, kad aš myliu jūs. Ne. O jūs mane? Ne. Aš jūs pabučiuosiu. Ne. Angeliutė, jis nesprogdins malūną. Ką? Negali būt. Tu kažką supainiojai. Ne, jis tik tai prašė niekam nesakyti. Jis taip myli tave. O tu, Onute, tu mylėjai? Papasakok, kiek tai buvo. Papasakok, prašau tave. Kas jis? Kasparai. Ateik čia. Aš mirsiu, kai tavęs tikriausiai nebus namie. Austra. Taip, tu gal būsi statyboje ar laukuos. Aš noriu atsisveikinti iš anksto. Duok ranką, Kasparai. Paskutinės naktis nemiegu. Aš vis prisimenu savo jaunystę. Tave. Tu niekad nemylėjai manęs. Austra. Ne. Nemylėjai manęs. Kodėl? Todėl, kad jis mylėjo mane. Taip. Mane. Bet aš lietuvė, o jis latvis. Jis negalėjo vesti manęs. Tai buvo nepriimta. Jis labai mylėjo tave. Jis 2 kart sėdėjo kalėjime. Už ką? Už tai, kad pereidavo sieną, kai norėdavo pasimatyti su manimi. Tada daugelis pereidavo sieną dėl meilės. Kartą jo vos nenušovė prie pat malūno. Prie mūsų malūno? Taip. Aš nesiskundžiu savo likimu. Mūsų jungė ne meilė, bet tu dorai elgeisi su manimi. Ir dabar aš nieko nepriekaištauju tau. Aš tik tai bijau dėl vaikų. Tu girdi mane? Taip, Austra. Aš norėjau pasakyti, aš nežinau, ar tu dar tebe myli tą moterį. Bet tavo vaikams reikės būtinai motinos. Atleisk man, Kasparai.
nesiterliok. Kas yra? Mazgą išjungia, kažką remontuoja. Tai linksma gyventi, a? Išprotėsi be darbo. Dar radiją išjungi. Taip jums ir reikia. Pailsėjot. Greičiau krapštykis. Tegul jie pasilieka, o mums metas pagalvoti apie savo namus. Bet jūs dar nevedę? O mes su vestuvėm ilgai nedelsim. Tiesa, Jonai? Na, susirašei. O kaip dabar aš? Niekur aš neisiu. Ką tu? Išprotėjai? Neisiu ir viskas. Va, teisingai. Ach, štai kaip. Greičiau. Patiko dykadoniauti? Niekas čia nekaltas. Aš žinau, kas kaltas. Ar jūs sergat? O ką? Dirbt pradedam. Tada ir atsikelt galiu. Prašau, žinoma, atleis, draugas viršininkė. Vieno keista pas jūs tvarka. Pradedam dirbt. Tik įsibėgėjom. Ir stop. Kitoje vietoje, sako. Na kągi, kitoje, tai kitoje visat pasiruošę. Bet darbo nėra nei čia, nei ten. Tai kaipgi taip? Keistai susiklosto. Šitaip man nepasitaikė, draugas viršininkė. Prašau, žinoma, atleisti man. O jums jokio rūpesčio. Juk atlyginimą gaunate? O gal aš ne dėl pinigų, o dėl ko kito čia atvažiavau. O dėl ko? Dėl užtvankos. Tai kaip bus? Gal skirstytis? Negalima. O kodėlgi? Ten tik tai partiniai. Susirinkimas? Taip. Taigi matau, kad visi langai uždarinėti. Viršininką prausia. O už kągi? Už meilę. Na kogi tu tyli? Atsakyk. Siūlau pradėti atvirą partinį susirinkimą. Teisingai, atsakymo laukiam ne tik tai mes. Kas už? Prašau, draugai, eikite. Eikite vidun. Sėskite, draugai. Tylos. Tyliau, draugai. Na? Klausyk, Ivaniuta. Kalba, kad tau Paškevičiaus malūnas labai brangus pasidarė. Argi ne aš pats pirmas pasiūliau išsprogdint? Pasiūliai? O paskui? Paskui? Paskui supratau, kad beprasmiška. Ką jis ten pasakė beprasmiška? Kaip beprasmiška? Tai kaipgi taip beprasmiška? Pats suprantat, mūsų kalbėjo visus, o dabar sako beprasmiška. Koks gudrolis? Beprasmiška. Na, kokia prasmė pradėti, jeigu nesuspėsime? Ką? Na, nesuspėsime iki polaidžio pastatyti užtvankos. Kodėl? Dėl žmonių prašyt ruošies? Ne. O jūs duotumėt? O kiek dar norėtum? Visų. Kaip tai? Iš ko tu tyčias? Vaikėsi. O aš sakau visų. Ir jūsų visų. Ir jūsų. Ir jūsų. Tada aš sprogdinsiu malūną. Klausyk, galėsi. O kodėl tu mums iš karto nepasakei? Aš žinojau, kad negausiu žmonių. Vadinasi, nepasitikėjai mumis. Pabūgai atvirai ir tiesiai pasakyti.
prisipažinti, kad aš apsirikau, apsiskaičiavau. Pasakyt visiems, juk 3 dienas prastovėjo technika, žmonės dykinėjo. Nejaugi tu pamiršai? Aš nieko nepamiršau. Aš ieškojau kitos išeities. Bet nieko kito aš surasti negalėjau. Negalėjau. Viskas aišku. Jaunystė, kvailystė. Na gerai, Lėsi. Žmonių tu gausi. Ne visus žinoma. Kiek norėjai, bet gausi. Na, vykdyk. Onutė? Kur jinai? Aš ir pati ieškau. Prašau, jūs paglobokite ją. Jinai turi suprasti. Sublogot per šias dienas. Viskas paruošta, draugas viršininkė. Eime. Be reikalo, tėve. Vadinasi, taip reikėjo. Už ką? Jie žino, ką daro. Ką? Tu jį? Taip. Aš negaliu jų nemylėti. Tai ir
pas jį. Ne. Pakartok. Aš neisiu pas jį. Nebereikės mums pinksulės. Daiktas elektra. Čia tau nebus nei jokios žybalos marvės, nei suodžių. O tai va, tik pažiūrėkite į savo lubas. Ne, jūs tik tai čia pažiūrėkite. O, čia jų galybė suodžių. Išgerk, sūnau, savo trūsą. Aš negeriu. Išgerk. Įsukau aš jai tą lemputę. Jinai, kai pamatė, net aiktelėjo. Jūs, sako draugas Šavoikam, kadangi, sako, mūsų geradėjas, priimkite stikliuką. O aš sakau, ne, kodėl, sakau. O jinai vos neverkia. Priimkite, sako, šitą stikliuką. O tu ir priimi. Aš ir priimu. Kita mano ta pati istorija. Kadangi, sako, jūs mūsų geradėjas, priimkite stikliuką. Aš ir priimu. Ir toliau. Niekšas, apgavikas. Tu juk man žodį davei. O aš dar vis galvojau, kad tu žmogus esi. Šitokio atsakingų metų, kada viskas. Jonai. Tu man daugiau nedraugas. Tai ką, džiaugies, Vasilijai? Taip. Aš galvoju, Juozai, kad pastatyti stotį sunku, bet teisingai suderinti žmonių santykius kur kas sunkiau. Va.
Už visą tai ir kovėsi mūsų lietuviškoji divizija. Tai išgerkim už tavo diviziją. Gerai. Jonai, pakviesk Kuzmą. Pakviesk tu. Jonai, bet argi tu nematai, kad Kuzma nori išgerti už mus? Ne, įpilkiam ko nors stipresnio. Pas mus vestuvių daugiau nebebus. Už jūsų laimę, draugai. Už jūsų draugystę. Tu žinai, Lėsi, ką aš supratau po daugelio metų. Jeigu yra jausmas, tikras, didelis jausmas, jo nesunaikina jokie mėginimai. Jokie. Jis nugali viską. Tu supranti, apie ką aš kalbu? Ei, Vasilienė, ar ne metas pyragais vaišint? Štai kaip Ivaniuta. Tai tu, Zosite, tu be reikalo palikai svečius. Aš pati susitvarkysiu. Surišk man ištelius. Nagi, greičiau. Kas čia? Tai aš, Onutė. Išeik, Kasparai. Palauk. Aš negaliu taip išeiti. 20 metų negaliu pamiršti tavęs. Mudu jau nejauni. Nereikia. Ne, Onutė. Žmonės nepasmerks. Visi žino teisybę apie mus. Išeik. Aš, žinoma, turiu 2 vaikus. Bet jie neapsunkins tavęs. Tu žinai juos. O ar tu pagalvojai, kaip jie priims mane? Pamotė. Onutė. Išeik, Kasparai. Nekankink. Tau padėti? Tu verki? Tai nuo dūmų. Nusispjovė ant tavęs. Jie visi nusispjovė ant mūsų. Ir vėl dešinioji šala. Ką Meškelis? Tu jam pasakei, kad aš nenoriu jo matyti. Aš sakiau, kad tu prašei užeiti. Prašiau? Jis mūsų kolūkio pirmininkas. Pirmininkas. Kadaise jis mano malūne maišus lopė. O dabar žiūrėk tik tai. Figūra. Persona.
Labas. Labas. Nelaukiai manęs, Petrai. Nors sėstis pasiūlyk. Dėkoju. Tai štai kas, Petrai. Greitai mes pabaigsime mūsų elektrinės statybą. Aš greitai grįšiu, tėtė. Angelė! Angelė, aš žinau, tu viską darai priešingai. Bet dabar aš prašau tave, aš maldauju, išklausyk mane. Palauk truputį. Kiek mėnesių aš nemačiau tavęs. Leisk man nors pažvelgti į tave. Palies tavo ranką. Aš tik tai paliesiu ir viskas. Ne. Bet kodėlgi? Todėl, kad aš myliu tave. Bet aš nebūsiu tavo žmona. Tėvas pusę metų nesikelia iš lovos. O kas kaltas? Aš su tavimi kalbu jau gerą pusvalandį. O tu vis tyli? Galbūt man išeiti? Palauk. Prieik prie lango. Priejau. Kas ten? Pavasaris. Taip. Pavasaris. O rudenį žmonės pradės vežt grūdus malimui. Žiūri. Kogi žiūri? Tu teisus, Petrai. Iki rudens mes pastatysim malūną. Naują. Elektrinį. Tu juk neatsisakysi mums padėti. Daugiau nėr kam. Ne savo vardu prašau, o nuo visų 3 kolūkių. Girdi? Štai dėl ko aš ir ėjau pas tave. Nusilenkt. Nereikia, Petrai. Visi mes žmonės ir visi turime suprasti vienas kitą. Pagalvok apie mūsų prašymą. Na kaip, tėtė? Tu ateisi? Jie visi ten lauks tavęs. Sveiki. Išvažiuoju. Atėjau atsisveikint. Na ne, aš su jumis atsisveikint norėjau.
Aš padariau jums daug nemalonumų. Bet jūs nesmerkite manęs. Aš blogo nenorėjau. Taip jau išėjo. Aš myliu jūsų dukrą. Ir išvažiuoti be jos negaliu. O gal jūs manote, kad jinai nemyli manęs? Tai jinai tik slepia. Myli jinai, myli. Jūs jau patikėkit man. Aš tai žinau. O kodėl jūs ne namie? Gulti laikas. Na, nejaugi Vizma, tu nežinai. Mes tik svečiuose buvome. Svečiuos? Tikrai? Pas ką? Teta Vasilienė mus pakvietė. Onutė. Tai mes eisime. Na kaip? Papasakokit man apie ją. Kaip jinai? Kokia jinai? Teta Vasilienė? Na taip. Ar gerai jinai? Gal bloga? O, ji labai gera, tiesa, Tomai? Taip, ji gera. Tėtė, tu nenori, kad mes pasieitume? Ne, galite eiti. Galite. Galite. Na, o dabar miegot. Vizma, ar supratai, ką aš tau pasakiau? Neprieštarauju, kad eitumėt pas tetą Onutę. Nė kiek neprieštarauju. Štai tai. Vadinas, važiuoji. O ten kas? Kaimas ar miestas? Blogai, jeigu miestas nesveika, dulkis. Jau namo, o mes štai vaikštom, žiūrime. Kaip? Kas? Žiūrėkit, kaip šviesu. O žinote, kai aš vedžiau, tada pamenu, dar taukinės žvakės degė. Taip blausiai. Maža jų buvo, taupėm. O dabar tik pažiūrėkit, kiek daug šviesos. O ten, kur jūs važiuojate, gal bus lengviau ir paprasčiau, o galbūt ir ne.